Nu ką, filmuosiu trečią dalį, kai matau užaugo dinozauro kiaušinis, kurį reikia atidaryti. Pažiūrėsim, ką mes gausim. What the fuck, kas čia per petas? What the fuck? Pažiūrėkit. Olė, oh my god. Jis epikas yra, what the fuck, kodėl jis toks didelis? Legendary. 8% turi užaugintą vaisių duplikuot ir geresni vaisiai turi mažesnį šansą duplikuotis. 5% yra tam, kad tie sydai, kur nauji atsirado prie historical, tų mutantų, tai jie turi 5% papildomai ar ne papildomai, nežinau, bet tipo duplikuotis. Tai šiaip gan neblogas, bet what the fuck, koks didelis šitą, tai tikrai pasiliksim. Mano gėlės užaugo, offline augo, matėt? Legit, aš nebuvau prisijungęs, jos tiesiog offline užaugo. Kaip ir praeitą kartą turėjo, tik kad kažkodėl praeitą kartą neužaugo. Pala buvo idėjęs triušį ir iš jo vėl kiaušinį gavau. Tik įdomu, ką su jo daryti. Taip pat šį kartą žaisiu 2 valandas, jau nebe po 1, kad daugiau progreso pamatytumėt. Manau, turėtų įdomiau būti žiūrėti. Net nežinau, paterkenų gal nusipirkti. Einu sėklų pažiūrėti. Bambu. Nusipirksim visus. Nu, tas sėklas, manau, gal pasisodinsiu geriau. Ir bambu sėklas. Kaip jos greit auga. Pažiūrėkit, what the fuck. Iš karto. Ką man su to dinozauro kiaušinį daryti? Gal pasidėti tiesiog? Taip ir padarys. Pala, man reikia petą atidaryti. Tuos abudu atidarom. Ir ką gaunam? Eilinį kartą 2 triušius gavau. Tiesiog atiduosiu iš karto. Mane nereikalinga. Pasiimti tą petą. Ką mes toliau galim padaryti? Man rodos, tiesiog galiu vaisių susirinkti. Kiek už jos pala duoda, aš noriu pažiūrėti. Net nemačiau, kad užaugo. Parduodam tą vaisių. 4000. Nu, realiai tipo nedaug. Gerai susirinkau daržovės, aišku, ne visas. Duom 4000. O turim kyvių. Kiek vienas kyvis kainuoja? Pala parsiduosiu ir eisiu pasižiūrėti. Dabar vieną kyvį reikia nusiskinti, tuo nusiskyniau. Ir kiek už jį duos? Nedaug, 2,5 gabalo. Realiai gal reikėjo pasilikti ir bandyti efektų gauti ant jų. Mutationų. Bet jau susirinkau, tai nieko nepadarys. Gerai, parsiduodam ir kiek gausim? 400 gabalų. Neblogai. Traveling merchas atkeliavo. Pala, einu pažiūrėti, kad turim. Oh my god, oh my god, oh my god. Ką nusipirkau? Belenkai brangų vaisių. Viską tiesiog nusipirko. Gerai, kas čia per vaisius? Aš mačiau to vaisių reikia, kad galėtum craftinti ant kažkokį tą. Nueisiu iki vieno šopo pažiūrėti, kam tas vaisius reikalingas. Nes man rodos kažką galima craftinti dar geresnės sydas su juom. Tai pala, kodėl jie skirtingai parodyti? Tai man vaisiaus reikia, čia turbūt tada vaisius yra. Ir čia sydas, tada tai man reikia sydo. Pala. Summer coinsų neturiu, jų net neįmanoma gauti, realiai galėčiau susikraftinti, kokią nesąmonę. Galėčiau susikraftinti, bet summer coinsų neturiu. Nusiperkam dar tų paprastų petų. Gerai, pažiūrėkim, šopą gal sprinklerių atsirado. Advanced sprinkleris, okei. Nusiperkam laisvituvų. Man reikia godly sprinklerio ir galėsiu lightning rodą. Ir su lightning rodu galėsiu šoką, kuris duoda 100x, man atrodo. Ar kažkiek. Man reikia pasidėti kiaušinius. Ne pirmiau sėklas pasidėsiu. Čia nice. Reiks man sodą susitvarkyti, bet ne dabar. Pasidedam 2 kiaušinius. Susisodinom šituos. Turiu rainbow tomatą su weinstruku, bet jaučius nedaug kainuos. Koks pomidoras, jūs pažiūrėkit, kokia didumą jisai. Gerai, vėl galima susirinkti. Šiaip gan greit mano sodas pradėjo augti, nežinau kodėl, bet ar todėl, kad daugiau vaisių turiu? Gerai, nebetilpa, reikia parsiduoti. Ir kiek gausim? Šiandien 3 gabalus, nedaug iš tikrųjų. Orange tulpių atsirado, manau, jas visas nusipirksiu. Jos belenkai greit užaugo. Tai filmuoju vidosą. Gerai, man atrodo, tiesiog reikia išsitrinti man tuos nereikalingus vaisius, nes nemanau, kad jie kažkiek duoda, ta prasme jie centų duoda. Ir aš turiu žymiai geresnių vaisių, tai ir daug, tai man tiesiog jie vietą užima. Ir man rodos tas braškės tiesiog įsitrint man reiktų. Ištriniu, ta prasme, visas braškės man rodos. Dabar galvoju, ir tos krūmus irgi ištrint. Šiaip, kadangi, ta prasme, mane labai nedaug žiūri, tai pridėjau į draugus, turėjau 2 kvietimus. Ir kadangi čia yra mano netikras
akauntas ir vietos aš turiu 200 žmonių galiu priimti. Klausia, ar nori privatų serverį. I don't want it. Gerai, reik pažiūrėti, kiek aš gausiu iš to. O lietuvių serverį atėjo. Pala, net nežinau, ar čia lietuvių, kuris čia rašė. Pažiūrėk, koks vaisius, what the fuck. Normaliai? Ta prasme, jis uždengė kito čiuvo sodą. Jis legit uždengė kito čiuvo sodą. Bet tai čia tikrai jo vaisius. Nu jo kotas taip eina. Jūs pažiūrėkit, kiek iš čia jų prisidaręs. Žiūrėkit, tą turi dinozaurą, kur ten pavaizduotas. Kaip jis vadinas? Pala, net nematau, kaip jis vadinas. Keitį. Turi petų visai nemažai. Ir kiaušinio. Turi 70 bilijonų. Wow. Normaliai kaktusas. Net nemačiau, kad buvo. Jūs pažiūrėkit. Ir ten hatą turi pasistatęs. Bet tai įsivaizduok, prisijungi serverį ir ant tavo sodo tiesiog toks atsispaudinęs. Ką darytumėt? Iškart kitą serverį ieškot. Kvestus daryk, Easy Bone Blossom. Ta prasme, neina jų daryti. Jie sunkus yra plant. Nu gerai, šitas lengvas. Ką reiškia Golden Lab? Net nežinau realiai, kaip išsiverčia, bet net nežinau iš tikrųjų, ką reikia čia daryti. Čia tipo šūnis Golden Lab. Ne, čia petas kažkoks yra, nes iki 10 levelio reikia užauginti. Užauginti 10 kokonocų, aš neturiu tų kokio, iš kur man jų gauti. Aš noriu pažiūrėti, kiek iš tų blueberry gausiu iš tikrųjų. Ar manęs apsimoka auginti, dar porą pomidorų pasiemu, bet maždaug pažiūrėsim, daug ar nedaug. Štuką eurų už tuos duoda ir pažiūrėk, kiek jie vietos užima. Šios visus ištrinsiu. Man nereikalinga. Ištriniu viską. O dabar daugiau vietos atsirado. Pažiūrėk, koks žiedas auga. Bet jie dar greit neužaugs. Jie labai ilgai auga. Gerai, man rodos, reikia tiesiog susirinkti derlių. Ai, net negaliu rinkti. Neužaugęs. Dar tulpių atsirado, reikia visas nusipirkti. Aš dar praeitų nepasisainau. Tai ar aš lietuvis? Taip, aš lietuvis, bet aš parašiau, kad ne, kažkodėl tai. Turim orange tulpsit, jos belenkai greit užauga. Bandyt jos visas į vieną vietą realiai susodinti. Kaip man tą kaktusą pasiekti? Aizda net neužaugęs. Gerai, viską susirenkam. Bet tai kaip per dinozauras, ta prasme, kokio jis dydžio, jūs pažiūrėkit. Kiek jis sveria? Aš jo niekados netiduosiu. Jei palaistyčiau, čia kaip pagalba būtų. Realiai tai ne, nes aš ta prasme, aš negaliu to sustabdyti. Bet čia nėra ką laistyti, ta prasme. Gal ir yra nuo laistymo, gal ir greičiau biškį auga. Žiūrėk, kiaušinius atsidarom. Tipo labradorai ir kaip čia gaunas, aš nesuprantu, man tipo Golden Lab. Aš nelabai supratau tos misijos, kas yra Golden Lab. Tai tipo jis turi rudos spalvos būti labradoras, tas Golden Lab, ar kaip kad skaitytųsi. Ar ir toks paprastas šuo tinka. Dem šitas žmogus tiesiog spamino. Su savo laisituvais tiesiog laistė daržą. Tai aš jas galiu jau pasimčiai. Kam jūs laista? Padėkokim, manau. Gerai, reikia prasiduoti. Gali peką kraftinti, tai kad nelabai galiu. Negaliu aš nieko apkraftinti. 5 milijonai kainuoja, aš tiek neturiu. Mano tą prinklį pėrą užaugina. Palasydų šopas gal atsirefreshino. 3 kaktus sydus gavau. Normaliai? Neblogai. Reik pasisadinti. Vienas čia ir kitas buvo čia. Ai, dar vieną palą turiu. Ko man neleidžia pasadinti? Gerai, manau, pabus kokias 5 minutės AFK, kol kažkas užaugs. Kai parsiduodam viską, ką nusiskyniau ir gavom 180 gabalų. Šiaip tai pats laisituvų turėjau, bet realiai viską palaistė. What the fuck, pažiūrėk, kaip tie kaktusai gražiai eina. Mažas, didesnis, dar didesnis ir dar didesnis. Nusiperkam basic sprinklerius. Bet jūs pažiūrėk, koks dinozauras vaikšto. Gražuolis, ta prasme. Pala, man reikia nufotkint. Screenshotą padaryti. Į thumbnailą aš įdėsiu. Man reikia, kad jis vietoj stovėtų ir ta prasme man atsisukas būtų. Gerai, paleidžiam į laisvę. Vau, ta prasme, tas žaibas prasidėjo. Jeigu gaunu šokant friuto, man rodo 100x duoda, ar kažkiek, nemažai. Tai dar nulytas ir tas daug duoda. Jeigu pataikytų ant tos gėlės, įsivaizduokit, kas būtų. Nieko gero į nulytą nepavirtų. Trenkia žaibas! Ar pataikė? Kažkur čia nais trenkia, bet man rodos nepataikė. Ar pataikė?
kivių pataikė. Į 3 kivius pataikė. 329 gabalai. Gaila žaibolaidžio neturi. Ant to tiesiog pasidedi ir tie 3 gauna. Čia būtų žiauru. 97 gabalai. Gaunu šoką ir uždedu ant jo. Tai realiai 100 iksų būna, ne? Vala 100 iksų, tai realiai apie 1 milijoną gaučiau. Ir dar iš tų žiedų gaučiau. Ne, iš to žiedo, jeigu uždedu, realiai 1 milijoną galėčiau gauti. Bet nežinau. Dar nieko nerinksiu, kadangi molytas ir audrai yra. Galėtų čia pataikyti, čia GG būtų realiai, bet ir nepataikė. Palaukim, kol baigsis molytas ir galėsim viską susirinkti. Kas čia? Hyrule Celestial, Fruit Chance. What the fuck? Čia kažkokie žvaigždės krenta. Normaliai? Bet į pomidorus pataikė. Labai negerai. Pomidorai turi Celestial ir Moonlit. Normaliai? Galėtų pataikyti tą gėlę, nu. Kodėl pas jis tiek daug šaudo, aš nesuprantu. Legit pas mane niekas nešaudo, pas jį visos žvaigždės krenta. Pažiūrėkit, kodėl? Aš dabar supratau, to žvaigždės ne iš karto krenta ir tu gali tiesiog patraukti, kur ta žvaigždė ketina nukristi, jeigu nori, kad pataikytų į tą friutą, vaisių. Tai ta prasme, kodėl aš iš karto taip nepadariau, aš nežinojau. Ir dar strawberry turiu. Man reikia bent vienos žvaigždės, kad pas mane kristų. Aš tik dabar supratau, kad aš galėjau patraukti tą gėlę va čionais. Gerai, aš noriu su Moonlitu, kiek vienas pomidoras vertas. Celestial, ar kaip jis ten vadinas, bet pažiūrėkim, kiek tas pomidoras vertas. 4 gabalų. Šiaip netiek ir daug realiai. Kodėl to žvaigždės, va taip, jos ta prasme įstrigusios yra. Ore, susibūgino ten gal. Gerai, viską susirenkam. Gerai, parsiduodam. Pažiūrėsim, kiek gausim. 800 gabalų. Šiaip nedaug. Ai, pala, ne viską susirinkau, šitų nesusirinkau. Bet ir neleidžia susirinkti. Jie dar neužauga. Jūs pažiūrėkite, sušaldėte savo gėlę. What the fuck? Ar jin turi kokį efektą? Ne, jam reikia, kad goldė nebūtų. Ir pasidedam kiaušinius. Gerai, galim susirinkti vaisius. Gerai, parsiduodam. What the fuck, 1 800 000 gavau. Už ką? Ką aš pardaviau? 1 800 000 davė. Legit ką tik 1 milijoną gavau. Šūdus surinkęs ir pardavęs. Už ką aš gavau, neįsivaizduoju. Gerai, galbūt sakiau, kad žaisiu 2 valandas, bet vis dėlto nusprendžiau vieną žaist. Nes kadangi laikas eina belenkai lėtai ir ta prasme belenkai tingiu kitą valandą žaist. Tai tiesiog, valanda kaip tik realiai jau praėjo. Susirinkau, turiu jau 5 milijonus. Pabiškį tobulėjau. Tai tiesiog ačiū, kad žiūrėjot, nepamirštam paspausti like mygtuko bei subscribe ir parašykit komentarą, ar norit kitos dalies.